Jeigu Mini turi savo klasikinį Mini ir Mini Countryman, tą tokį paaukštintą raumenų pripūstą, tai Renault, dėmesio, Renault turi R5 ir R4. Tai yra didesnis elektromobilis su didesnė prošvaisa ir daug praktiškesnis, nors galbūt labai aerodinamiškom linijom nepasižymi. Tačiau pasižiūrėsim netrukus prie, kaip jisai atrodo, kiek pakilęs nuo žemės ir kiek telpa į vidų, kaipgi susilanksto sėdynės, nes Renault sako, čia tikrai geras sprendimas. Pažvelkim iš arčiau. Renault eina Renaulution keliu, kitaip tariant, koncepcija paprasta – atgaivinti senus legendinius modelius. Taip nutiko su Renault 5, kuris tapo elektromobiliu. Renault 4 taip pat šiek tiek didesnis jo brolis, jau didesnės dimensijos automobilis, kuris šiek tiek primena SUV, nors jo prošvaisa, jeigu neklystu, 18,1. Tačiau tai jau yra didelis automobilis, į kurį laisvai gali tilpti netgi 5 šeimos nariai, o jeigu reikia, galima įdėti netgi banglentę. Pasižiūrėkime iš arčiau į prancūzų kūrinį, kuris bus siūlomas su 2 tipo baterijomis, su didesnė 52 kWh galėsit nuvažiuoti pagal VLTP, aišku, idealiu atveju apie 400 km, su mažesnė 300 km. Na, be abejo, skirsis šiek tiek ir kaina, natūralu. Ir įkrovimo greitis. Štai su didesnė baterija jūs galėsite gauti maždaug 100 kW galios įkrovą, na turbūt 90 būtų tiksliau, nes 100 tai jau būtų idealu. Na, o su mažesnė baterija be abejo minusuokite dar bent 10 kW galią. Įdomu, kad automobilio kūrėjai pasistengė išsaugoti senojo automobilio dizaino formas, matot priekyje ir bamperio laikymo tos auselės, tačiau šoninės durelės turi tą dizaino kalbą, imitacija tos buvusios apsaugos durelių, kuri žavėjo automobilių gerbėjus, Renault 4 gerbėjus prieš tuos kelis dešimtmečius. Be abejo ir žibintų dizainas taip pat yra išsaugojęs tą Renault DNR, tik tai jie tapę yra LED žibintais, jau nebe kaitrinės lemputės dega. Labai įdomi transformacija, iš tikrųjų labai įdomi transformacija ir tie Renault gerbėjai, kurie tikrai kažkada važinėjo Renault 4, pamatę šį automobilį, turėtų apsidžiaugti. O ar jiems patiks, kad jis elektrinis? Čia jau kitas klausimas. Tai net ir langelių forma, ypač galinio lango, yra išlikusi iš senojo modelio. Taigi visa stilistika tik su 21 amžiaus elementais ir mados šauksmu. Štai irgi ir į darbą, ir į sodą. Pakankamai didelė prošvaisa, automobilis gali važiuoti ir blogų kelių. Galima turbūt tada gabentis ir dviratį, ir banglentę, ir jeigu turit bagažinę, tai be abejo ir slides, ir visus kitus aktyvaus gyvenimo turizmo inventorių. Jeigu Renault 5 buvo daugiau miesto elektromobilis, tiksliau yra daugiau miesto elektromobilis, kuris irgi turi vehicle to grid funkciją, kaip ir Renault 4, tai Renault 4 yra universalesnis modelis, kurio ir saloną galima transformuoti labai lengvai, taip, kad atrodo jį tilptų ir visas gyvenimas. Pasižiūrėkime iš arčiau, kaip atrodo tas visas gyvenimas. Bagažo įkrovimo vieta iš tikrųjų yra labai žema. Galima tiesiog paimti ir atsisėsti. Įsėdau į vidų, štai kaip prie mano džinsų puikiai tinka automobilio salono apdaila. Na, apie lubas kalbant taip, su mano ilgu kaklu ir ilga nosim, tai nėra pats erdviausias automobilis ir turbūt aš norėčiau R4 Plus. Bet iš esmės tai yra automobilis ne 1000 km nuvažiuoti skirtas, kaip ir jo aerodinamika nėra sukurta, kad vėjas tiesiog švilptų pro šalį visiškai nestabdydamas elektromobilio. Tai yra tiesiog praktinis sprendimas ir inžinierių tikslas buvo sukurti elektromobilį, įkūnijant be abejo legendinio R4 dizaino savybės ir prisiminimus apie tą modelį, tačiau kad jis būtų praktiškas taupus automobilis, kad tu, kitaip tariant, už 1000 eurų gautum daugiau automobilio. Na, turbūt taip ir atsitiko. Na va, taip atrodo Renault 4. Iš esmės klasikinės Renault interjero formos, aš taip sakyčiau, klasikiniai sprendimai. Mes automobilį išbandysim ir tada galėsim plačiau papasakot. Kol kas pirmasis įspūdis toks, nėra jis perkrautas, nėra čia per daug, sakykim, kur padėti daiktų, bet sėdynė susilanksto pakankamai patogiai. Na ir svarbiausia, važiuodami
šiuo automobiliu turite kur pasidėti batoną. Štai. Šis modelis yra kol kas vienintelis, kurio priekinė keleivio sėdynė nusilenkia visiškai statmenai ir tai leidžia labai patogiai sudėti krovinius į vidų. Štai galima visiškai išnaudoti visą automobilio ilgį. Štai prancūzai džiaugiasi, kad Renault 4 yra universalus, kaip sakiau, ir į darbą, ir į sodą. Štai visa jėgainė, visos paslaptys iš arčiau Paryžiaus automobilių parodoje. Čia yra pristatomoji modelio spalva, bet parodysiu ir kitas. Čia yra Flower Power, bet tai yra tik konceptas. Matom ir žibintai šiek tiek gal nepavadinčiau homologuoti. Ir tas konceptualus tradicinis atveriamas stogas. Ir vidaus apdaila, kuri primena gėlės, primena gėlių vaikus. Ir offroadinės padangos. Na va, čia šiek tiek kitokia mėlyna, žalsva gal net. Ir kad nebūtų vien tik mėlyna ir žalia, štai parodysiu net ir raudoną automobilį, juodų stogų ir kapotų.